Labas vakaras, šiandien klausimas. Airinai, atvirai nuoširdžiai pasakyk, kas daro tave laimingų gyvenime. Įvardink, pavyzdžiui, kuo daugiau, pavyzdžių kuo daugiau. Bet kokie dalykai, ar veikla darai, kai buvai 11-okas, 12-okas, dėkoju. Kas daro mane laimingiausia? Tai faktas, kad veikla. Nes pas vyrą gyvenime jo veikla yra pats svarbiausias dalykas. Moteris ilgalaikiai santykiai yra antras prioritetas. Kodėl taip yra? Todėl, jeigu vyras padaro moterį svarbiausių prioritetus, tikslu gyvenime, tai moteriai greit atsibosta, jis tampa nepatikimas partneris vyrams, daryti reikalus, biznius. Toliau toks vyras neturi alfa jėgos, veržlumo, varyti siekti. Bus per daug susirūpinas dėl moters nuomonės, kaip jinai jį pažiūrėjęs, bėgiaus aplink ją, bandys apšaukinėti, bus jis beta vyras. Tai mane daro veikla laiminga, daro laimingą bendravimą su klientais, patenkinti jie, gavę rezultatus. Man labai patinka bendradarbiavimas su jais, kaip dabar, pavyzdžiui, man atsiuntė kamerą, vyras, kurios vertė yra apie 1300 litų, išmainė į mano produktus. Jam įdėjau ilgalaikių santykių DVD, plus kaip manipuliuoti, valdyti moteris DVD. Išmainė į šios produktus ir mes dabar susiskambinam, jis man irgi paaiškina, kaip su tą kamerą dirbti, kaip filmuoti, kaip ką daryti. Aš jam irgi, tarkim, sakau, jeigu tau bus kas neaišku iš tų DVD, tu paskambink, aš tau paaiškinsiu. Laiminga tave daro tai, kad tu padedi kitiem, daliniesi, kuri santykius, faktas, kad laiminga tave labai daro antra pusė, gera, kokios tu nori, šalia savęs, graži moteris, kaip sakiau, tuos turi po 1-5 dalykus visus krūvai, kurie sudaro 100%, ne, tai yra tarnaitė tau, kiek šilovai, dama visuomeniai, tobulėjanti, palaikanti tave. Turi moterį, kokios tu norėjai, toliau, kai tu turi tikslus ir tu jauti, kad tu valdai, ta prasme, kad tu kontroliuoji, kad tu tai pasieksi. Nes nelaimingų tave daro dėl to, kad tu jau matai, kad tu nebesukontroliuoji kažko, nebesupranti kažko. Nes pikti žmonės būna tie, kurie nemato dar. Jeigu tu, pavyzdžiui, pyksti pasaulyje ant kažko, tai dar vadinasi, tu nematai to pasaulio plačiai. Tu dar nesuvoki, kodėl čia taip viskas vyksta. Praktiškai, jeigu tu turi alfa mąstymą, arba kaip Gintaras Lunskis sako, jeigu tu supranti, matai viską, kaip čia kas vyksta, tu tiesiog nieko nepyksi, nes tu žinosi, kad čia yra tiesiog normalu tai pasaulyje, kad vyksta. Ir viskas, turi nekonfliktinę pasaulėžiūrą, gyveni, veiki, gyveni tvarkingai, negeri, neturi žalingų įpročių. Mane daro laiminga neturėjimas žalingų įpročių, nes žalingą įprotį lengva įdiegti į tave, bet sunku su juo gyventi. Na, kaip, pavyzdžiui, rūkymas, gyrimas, vartojimas narkotinių kažkokių medžiagų, kad ir gali būti netgi greitas vairavimas, kur vėliau tau gali baigtis avarijimu, taip toliau, steroidai, kurie irgi tai pripratina, kad pastoviai tau po to be steroidų būna sunku sportuoti salėje. Visi dalykai, nuo kurių yra priklausomybė. Tai kai tu neturi, pavyzdžiui, aš sveikai maitinuosi, nenaudoju jokių saldainių, jokių sausainių, nieko. Pas mane yra tunas, krūtinėlė, ryžiai, grikiai, makaronų irgi nelabai vartoju. Žuvis, lašiša, testosteronas, žodžiu, eina, testosteronas gaminasi, viskas kaip priklauso. Ir ta savijauta gera, sako Gintaras Lunskis, sveikam kūne, sveika siela. Tai tiesiog labai gerai jaučiuosi. Mane taip pat labai dar daro laimingą vedimą šokių pamokų moterims. Patinka, kai ateina privačiai pasimokinti. Šiandien atėjo moteris pasimokinta, aš ją labai daug išmokinau pagrindinį žingsnelį. Sukinį per dešinį petį, sukinį liniją, vaikščiojimus į šonus, kryžiukus, taip toliau. Tai yra per pirmą pamoką praktiškai rekordas buvo,
pasiektas ir aš matau, kad jai labai patiko, jinai labai laiminga ir aš laimingas. Kas mane dar daro? Šiaip visas procesas iš tikrųjų, nežinau, reikia hollywoodinį filmą statyti apie mano veiklą, kaip iš tikrųjų mes čia gaminam tas rankinės, čia važiuojam, filmuojam, darom čia, kaip čia supranti, slaptai vyksta, nu žodžiu, čia. Tikrųjų yra labai įdomi veikla, aš galvoju, kokį scenarijų parašyti ir kad padarytų filmą. Kad pastatyti filmą apie šitą veiklą. Tai va, kas dar, aišku, visą laiką, kad ir kiek tu turėtum, vis galvoju, kad gali geriau turėti. Visą laiką galvoju, kad gali geriau, dėl to mane irgi Amerika traukia, nes noriu tobulėti, nenoriu vietoj stovėti. Labai laiminga daro geri santykiai su mama, patėviu, tėvu, kada yra jiem atleista, jie pripažinti, pagirti. Myli aš juos. Tai dar tai laimingi, nes atidarai, kai Gintaras Lunskis sako širdies čakrą. Meilė, supranti, meilė. Realiai laimę atima iš gyvenimų negatyvumas, sklindantis iš kokios, nesvarbu iš kur, negatyvumas tiesiog sklinda. Nes jeigu tu sumažinsi negatyvumų šaltinių savo gyvenime, tu pamatysi, kaip laimė grįž pas tave. Tai pavyzdžiui, aš kokią klaidą dariau, kad aš seniau neretušavau moterų veidų, kai dėjau video. Ir tas man atsiliepia, ta prasme, jos po to rašo, susinervinusios, žinai, ištrink video, išimk, žinai, nepatenkinus, jam ir svarbi aplinkinių nuomonė. Aišku, jis niekada nesijaus laisvus, pasitikinčių savimi, kai jam rūpės aplinkinių nuomonė, jis žmogus niekada nebūna laisvas, bet tau parenputų tas negatyvus, žinai, parašo, išimk tą video, tu išimi, žinai. Bet jeigu tu darai veiklą, kuri keltų visų žmonių energetiką ir niekieno nemuštų ją pačią, tai tu būsi žiauriai laimingas, žiauriai patenkintas savo veiklą ir pamatysi, kaip viskas tau puikiai eisis. Nežinau, man tai savęs realizavimas, gavimas rezultatų daro laimingą, kai tu matai, kad kiek tu patobulėjai. Pavyzdžiui, aš užsileidžiu savo video, koks aš buvau prieš 2 metus ir koks dabar, tu matai skirtumą, tu esi labai laimingas, matai, kaip tu tobulėjai. Vediesi žurnalą, kažkokią knygą, žiūri, kaip tu užsirašai, kaip tu jautėsi, tada prieš 1 metų koks buvai, kaip tu dabar jautėsi. Tobulėjimas, kad tu nesėdi vietoj kylę. Tas mane daro laimingu. Faktas, kad laimingu labai daro laimingu mane, tai šiaip su moterim praleistas laikas, su moterimis, seksas, santykiai, pasimatymai, visa kita. Kai matai jų veidus laimingus moterų, tai čia iš viso yra labai geras dalykas ir labai daug laimės, praktiškai didžiausia laimė čia ateina. Čia yra vyruose varančioji jėga, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, vyrai, jeigu jūs suviliosit tikrai gerą moterį, išvaizdžią 90 balų, pamatysit, ant kiek jūs laimingi būsit, kai jinai laiminga bus. Labai prideda tas. Šiaip aplamai, laimė ateina iš gerų santykių su kitais žmonėmis. Tai yra laimė apsibrėžia, kokie yra tavo santykiai su kitais žmonėmis. Teigiami ar neigiami. Laimė krenta tavo gyvenime, kai santykiai su tai žmonėmis genda, prastėja. Laimė kyla pas tai gyvenime, kai santykiai su tai žmonėmis geri, tobulėji. Atleidi vienas kitam, myli vienas kitą, supranti, patinki vienas kitam, gerbi vienas kitą. Tada supranti, yra super gyventi ir visa kita. Tai aš atsakiau esmę, iš ko yra ta laimė, kas mane daro laimingu ir nepamiršk prenumeruoti mano kanalo Patrauklus vyras Airinas. Susitiksime kitame video. Iki.